O, okei, tvarkoj. Tai sekantis etapas, kadangi čia yra, žinot, kaip maitinamės. Kartais norim tik tai pieno su vaisiais, kartais norim stipresnio, kartais užkandėlės. Čia yra eiliniai pietus, jeigu gerą lėkštę salotų su tokia duonelė su daigais, tai žinokit, sotų, eini 4-5 valandas laisvai neišalkdamas. Toliau aš nebandysiu, darysiu ir pagaminsiu šaltibarščius, kadangi visi žinot skonį lietuviškų tradicinių šaltibarščių galėsit palyginti. Ar verta, ar neverta, galima, negalima, žodžiu taip. Mums reikės marinuotų burokų, ką jūs dabar ragavot. Jie yra laikyti 3 paras su citrina. Dabar dar tik įdėsiu juodo pipiro, nes neturėjau, tai dabar įdėsiu ir turėsit man gerai išmaišyti. Druskytės citrinos sulčių ir juodojo pipiro. Be juodojo pipiro man barščiai neskanus. Aš tik, kad nepadauginčiau, nes aš kai mėgstu, nebus daug. Aš paprastai pamalu, dabar gerai išmaišykit, aš paprastai pamalu aš turiu tai iš kitų tokį, šviežiai visada malu, tai man nebėda. Dabar čia yra grietinė kitokia, čia yra, irgi neturiu šaukštelio atskirai, galėtumėt paragauti, gal įdėti į kokį indelį paragavimui. Neturiu. Nieko. Tvarkoj. Dėkui. Žodžiu taip, čia yra migdolų dalis ir toliau saulėgrąžos. Vat man reiktų, kad viena. Kas žinot, nesakykit, nes vakar mes jau kalbėjom apie tai. Man norėtųsi, kad jūs vis tik tai žadintumėt receptorius, kaip aš sakau. Čia buvo riešutukai švarus, aš tik tai trupinėlius išrinkau. Pažindinti receptorius su skoniais. Nu jau ką norit, tą darykit. Mano tai viskas tvarkoj su mano receptoriais. Mano receptoriais viskas tvarkoj. Žodžiu, čia yra 3 skirtingų riešutų grietinė, kurią mes naudosim barščiam balinti. Vat aš noriu jūsų nuomonės. Dažnai bendrauju su Lietuvos veganais, ar ne? Ir man yra sudėtinga suvokti, aš labai stengiuosi, bet, taip, ateina, užeina, praeina. Reiškia, veganai nevalgo gyvulinės kilmės produktų, bet tada atsiranda poreikis valgyti riešutų dešrą, sūrį ten kažkokį. Ir aš pastebėjau, kad mes tą patį darom šaltibarščiai ir saulėgrąžų grietinė. Vat aš noriu jūsų nuomonės, išjauskit, pagalvokit, kaip tiesiog šiaip, kad užim viskį protą. Gerai, dedam fermentuotos saulėgrąžų grietinės. Čia kalbos nėra, kad ne grietinė, tik tai konsistencija ir skonių primena. Aš taip. Dabar mes... Paragavimą aš galvoju, ačiū. Ką aš be jūsų daryčiau? Jūs ir rankos, ir kojos, ir akis, ir galvos, ir širdis. Viskas vienai vietoje. Paragavimai. Neatiduot. Okay. Tai ragaukit šitą. Dabar dedam į šoną. Paimsiu porą šaukštų. Geriau užsimaišys. Likusios dedam į dubenį. Taip, ir dabar viską išmaišom, kadangi visi produktai yra sufermentuoti, susmulkinti, paruošti, tik tai išmaišyti, geriausia tą padaro. Nu, va dabar žiūrėkit, ar ne šaltibarščių spalva. Dabar ieškosim skonio. Tas pats. Tai va, tau gerai sudėti, viską supilti, su šituo nugramdyti. Ačiū, tą stiklainiuką aš paimsiu. Dėkoju. O turiu 5 vandenukų, įpilk vieną ąsotį tikrai. Tvarkoj. Dabar kas dar dedasi daržovės, ar ne? Mes turim pagrindą, mes sukūrėm pagrindą. Į lietuviškus šaltibarščius mano mama dėdavo ridikėlio, krapų, svogūnų laiškų, kiaušinio. Kiaušinio mes nedėsim, kiaušinio skonį, jeigu norėsime įsidėsit, kiekvienas, aš nedėsiu bendrai, bet kiekvienas galėsit įsidėti druskytės, išmaišykim, žiūrėkim tirštumą. Ir va, tai, kadangi aš mėgstu ridikėlį smulkiai, tai aš turiu tą savo garsėją tarką. Yra labai dantukai ir plokštė, tai smulkiai tarkuoja, mes sudėsim ten. Aš jos niekam neduodu, nes, ta prasme, jinai tikrai aštri ir gali būti didelių bėdų. Tai va, aš smulkinu ridikėlį. Ženklas, kad jis turi baigtis.
Nu, kodėl mes pilam pagardintą vandenį? Taip turi būti. Čia tokia mintis. Čia gyvas vanduo. A čia tiesiog atgaivinta. Taip, taip. Žiūrėkit. Nu tai žiūrėkit, kiek žmonių, kad pavalgytų. Tai gerai dėsim tada, dar yra burokėlių stiklainiukai išplausiu, sudėsiu dar grietinės ir bus tirštesnės. Ar ragavot kas grietinės? Ir ką, koks tas slaptasis ingredientas? Nebus skysta, nes dėsis dar agurkai viskas. Ne. Ten yra 3 rūšių, be saulėgrąžos dar yra 2 rūšių riešutukai. Gal reikės malti? Ne. Bet jūs kai paragausit, praeis truputis laiko ir bandykit atgaivinti skonį burnoj. Jeigu jūs nevalgėtų riešutų gyvenime, jūs aišku nepasakysit, bet man tai buvo būtent, man tai buvo vaikystės riešutai. Aš važiuodavau iš meno mokyklos Čiurlionio, iš Antakalnio ir ten prie Cvirkos, man atrodo, sodelio būdavo daržovių parduotuvė, ten tie kedrų riešutai būdavo po 14 kapeikų kilogramas. Tai aš nevalgydavau bulkutės su pienu, ką man liepdavo daryti priešpiečiam, o pirkdavau tuos kedro riešutus ir dedam. Ačiū. Dedam šituos mergaičiukis. Būtent po kiek laiko labai įdomiai jie reaguoja. Aš irgi, kaip sako, krapo storųjų dalių nededu, nemėgstu kramtyti. Čia viskas iš vaikystės, žinokit. Žmonės sako, meti gerus daiktus. Nu, jeigu žmonės gali, kurie taupūs yra, tai jie gali dėti į sultis, gali, kaip sako, ką žinau. Va. Tai kalbos nėra, kad dėsim krapą. Jeigu pažiūrėkit, išmaišykit ir žiūrėkit. Žodžiu, kad viskas tas pats išskyrus, kad nėra kiaušinių ir grietinė, nebus grietinė ir kefyras, o bus riešutai. Taip. Dabar svogūnų laiškų lygiai, jeigu tu man parinktum pačių mažiausių ploniausių. O į tą laiką aš tada pasmulkinsiu agurkus, mano tarką. Tik dabar aš jau pakeisiu peiliuką. Aš stambiau truputį agurką pjaustysiu, smulkinsiu. Gausis tokie kaip vos ne šiaudeliai kubeliai. Šiaip tarką dirbant, jeigu vat kas pradėsit ir naudositės, yra apsaugos, bet... Diana naudoja, žinai, man irgi atvežė tarką, dar neišbandė. Ja, agurkus dėkim, bus mažai, dedam daugiau. A, tai viskas čia pasitirštins. Taip, čia pasitirštins už tai. O kas norėsit daugiau skonių, tai galėsit įsidėti. Aš manau, kad užteks. Ačiū labai, labai puiku. Čia ridikėliai, kas valgo, tai yra Eligijos daržo. Svogūnai, iš kur? Irgi. Čia turbūt, kur Jurgita atvežė, ir ne? Nu, žodžiu, mergytės atvežė viską, ką prašiau, tiesiog man reikėjo tik pirštu pajudinti ir mirktelt ir viskas yra. Ot komanda. Okay. Tvarkoj. Čia balčiuose bus siurprizas. Jinai nevalgai? Tvarkoj, viskas tvarkoj. Ok, svogūnus irgi taip pat, kiek galima smulkiau, man patinka, man skanu. Aš buvau labai maloniai nustebinta, pas Eveliną praleidau vieną vakarą, jinai padarė salotas, aš taip žiūriu ir galvoju, oh my gosh, tokie dideli gabalai, laiškas į 3 dalis. Bet žinokit, kaip buvo skanu, nes kramtai būtent, mišrainiai yra gerai, kai visi smulkiais, bet čia buvo, kur kramtai svogūną, jauti svogūną, kramtai salotą, man labai patiko. Bet iš šaltibarščius aš vis tik tai tikrai taip jau įpratusi, tai aš padarysiu tradiciniai, bet salotom daugiau aš taip kaip Evelina smulkinsiu svogūnus labai.
kadangi lentelė juda, aš negaliu, prasme, neteisingai pjaustau, tie kas išmano, bet ačiū. Lentelė slysta nuo stalo ir šiaip tai nesu jau nemokša pjaustimo, bet... Reikėjom padaryti. Taip, tarp kitko ir lygiai va dabar priminė, aš minėjau, sakau, tu man lentelę padarysi pjaustimui medinę, kad būtų, reiškia, logo, žalias skonis. Ir dabar man priminė, iš tikrųjų, taip, stabilumas ant stalo turi būti, jokių kalbų negali būti. Ar čia bus tiek, kad visiems užtektų, man kažkaip įtarimas kyla. Gerai, jau išmaišėt viską, galiu ragauti? Galime. Druską dėt? Čia trūksta grietinės. Čia trūksta grietinės, gerai išmaišykit dabar. Tada... Matot, irgi, tų receptų visokių, bet aš pati tiesiog va dabar ragauju ir galvoju tą, ko aš noriu. Labai gerai yra, kai skonio receptoriai yra gyvi, jūs žinot, ko jūs norit, kas tinka, kas netinka. Ir tokiu būdu gimsta įvairiausi gyvi produktai. Kuo skiriasi? Šitą yra šaldanti, šitą yra kaitinanti. Va, pita, aš galvoju, kodėl aš taip noriu, mano pita, jinai tokia, va, matot, aš visą, ir kaip aš nuo vaikystės galiu jauti suvalgyti ir ragus suvirškinsiu. Taip, va, trukai sakant, ir kodėl mane traukia prie žalios citrinos, už tai, kad biskį gesina ugnį. Labai, bet čia mums reikia šilumos, tai mes du įpilsim. Jau gerai išmaišė, tikrai grietinė gabaliukais, Nežinau, atrodo, kad gerai. Okay. Dabar ragausim vėl. Reikia naujo šaukšto. Čia druskytė buvo, bet dar... Žiūrėk, kad ragauk kaip ant. Jau panašiau. Panašiau. Dabar dar ką žinai, gal tos druskos vis tik tai tos jūros ten, kur yra, žinai. O jeigu norės, kas nors juodosios įsidės. Ir vat žiūrėkit, su gyvais produktais, kai dirba, turėkit vieną detalę smulkmeną omeny. Kartais viską dėdi, viskas teisingai, skoniai dera, skoniai tinka ir atrodo jau viskas išbaigta turėtų būti ir staiga vis tiek kažko trūksta. Kai jau viską sudėjot, paragavot, pataisėt ir vis tiek trūksta. Ką jūs dėtumėt, ką jūs darytumėt? Irgi neblogai. Taip. Paprasčiausiai druskos, nes druska iškelia būtent tai. Ir čia va dabar mums trūksta rūgštelės, jeigu aš dėčiau citrinos būtų per rūgštu, o druska padarys tai, ką turi padaryti ir tada skonis susibalansuos. Ir aš visada naudoju tik šitą nevalytą jūros druską. Ne akmenų, ne kalnų, ne krištolinę, ne auksinę, bet va, paprasčiausia vaikystėje, kur valgydavau šitokią druską. Man jinai geriausia, man jinai tinkamiausia. Iš to, ką aš skaičiau, joje daugiausia mineralų, kurie yra lengviausiai įsisavinami. Nes akmens druskos mineralai irgi sudėtis labai gera, bet nesau organizmas ląstelės, iki ląstelių nedaeina mineralinės medžiagos, kur jos lieka. Arba lieka, arba... Taip, kad va, tokie dalykai mažučiai, bet aš nebeturiu, aš aukštas čia, šakutė. Labai noriu paragauti. Limfoj, sąnariuose, žarnyne, gleivinėse, ten, kur yra vietos, ten sukiša. Kodėl dažnai paūmėja limfmazgiai? Kur limfmazgiai? Šičia, oi, neleiskit man kalbėti. Nu, žodžiu, trumpai, limfmazgiuose. Čia, kaklo srityje, pažastyse, kirkšnyse, ar ne? Dar kartais, kur kelienai lankstosi iš nugaros pusės. Tai tenais limfa viską, ką surinka, kiek pajėgia. Ir kadangi mes jos nejudinam, jinai tirštėja, nes kaupiasi viskas. Ir limfmazgiai, kai jau nebegali, organizmas limfa nebegali, tada užsidega. Sukelia organizmas temperatūrą, kad sudegintų šiukšlės. Ką mes darom, mes duodam vaistus, kad temperatūrą numuštume. Reiškia, organizmas reikia gelbėk mane, aš valausi, deginu šiukšlės, o tu bum, ne, užpili vandens. Va. Nu, čia taip trumpai, grubiai. Vandens reikia užpilti? Ne. Ne, tai limfas. Dar druskas, man tai visai gerai buvo. Gal agurkų reiktų dar, ne? Nu, kaip sakysit. Nu, tai jau tau gerai. Pasitikim Jurgitą.
Gal jau dabar nebus gerai. Jo, dabar mano bus gerai, aš jau padariau. Tai ką, ir viskas? Parodžiau, ką norėjau. Dabar valgykit, pietaukit ir... Ką? Per daug? Ne, gerai. Ačiū Dievui. Gerai. Kaip faina, šaukštą surado mergytės. Tai pamaišai su viskuo ir... Tai ką, šiam kartui tiek linkėjimai šventosios.